Sveiki, brangus Kanal 10 Lietuva žiūrovai. Džiaugiamės, kad įsijungėte sekmadienio liudijimus ir šiandien tęsiam pašnekėsi su Jovita. Taip pat, jeigu kas žiūrite pirmą šitą laidą, tai labai kviečiu įsijungti ir pačią pirmą laidą, kur Jovita dalinosi, kaip jinai tikėjo, o dabar su ją nerėme į jos kelionę į Ameriką. Tai Jovita, tęsiant tolyn, kaip jau gavus tą refugee statusą prasidėjo, sakysime, jau tas pasiruošimas ir kelionė į Ameriką? Taip. Kai mes gavom tą leidimą išvažiuoti, jau mes praktiškai buvom tada jau pasiruošę ir išpardavę viską. Ir atėjo sausio mėnuo 91 metais. Ir tuo metu mes žinom, kad rusai bandė užimti Lietuvą. Jo, čia sausio 13 įvykį. Sausio 13 įvykį. Ir mes galvojom, kad nežinom, kaip išvažiuoti. Visi keliai uždaryti, o mūsų skrydis buvo sausio 30 dieną. Dar tuo pačiu metu aš labai stipriai apsirgau. Ir pas mane buvo dideli skausmai mano pilve ir kažkaip nuvažiavau pas gydytoją. Po apžiūrėjimo jinai pasakė, kad man reikalinga operacija, kuo greita, nes kitaip aš kraujuosiu. Ir aš grįžus namo, sakau, Dieve viešpatie, tu mane davei leidimą išvažiuoti. Aš negaliu pasilikti Lietuvoje. Tai vienintelis šansas. Ir aš meldžiausi ir prašiau viešpatės, kad paliestų mane savo ranką. Ir mes meldėmės su mama, atsimenu, atsiklaupėm ir meldėmės. Ir tuo momentu aš pajutau, kaip šiluma praėjo pro mano kūną. Kaip šiluma ir visas skausmas pasitraukė nuo manęs. Atsimenu, aš nuėjau pas gydytoją, jinai patikrino mane ir sako, kas atsitiko, ką tu darei. Sako, viskas dingo. Ir jinai pasakė, tu gali važiuoti. Bet aišku, keliai buvo uždaryti, mes tik tai galėjom pasitikėti viešpačiu. Atsimenu, mes ėjome prie Seimo namų, kvietėm visus krikščionius, kaip katalikus, visus lietuvius melstis, nes tada buvo barikada aplinkui ir galvojom, kad neužimtų. Ir aš tikrai tikiu, kad buvo perlūžis tą naktį, nes naujienos pasiekė prezidentą, JAV prezidentą ir tuo labiau, kad krikščionys visi meldėsi, kad nebūtų to užėmimo. Taip. Ir stebuklingai visi rusų lėktuvai, kurie turėjo skristi, niekas neskrido, viskas sustojo. Ir po trumpo laiko keliai atsidarė ir mes išvažiavom per Maskvą. Aišku, buvo įdomus tas jausmas, kada tu palieki savo žemę pirmą kartą ir įskrendi lėktuvu. Ir tiesiog atsisveikini, ne tai, kad aš norėjau, bet aš jutau, kad tame Dievo valia buvo. Ir Dievas man kalbėjo apie tai, kas manęs laukia priekyje. Ir aišku, buvo labai nelengva atvažiuoti į Ameriką. Mes, aišku, tikėjomės, kad bus labai gera, bus kaip žemė pilna, kaip pažadėta žemė. Kaip pieno ir medaus. Kaip pieno ir medaus. Galvojau, kai mes matom misionierius, kurie atvažiuoja, galvojau, visi mus labai pasitiks, kad bus labai nuostabu. Nebuvo taip lengva. Vienas dalykas, nebuvo anglų kalbos, labai sunku be kalbos, nors truputį kažkiek tai žinau, bet tai dar buvo ilgas kelias, kol aš išmokau anglų kalbą. Ir iš Dievo malonės, aš sakau, nes aš nebuvau pati geriausia mokinė mokykloje. Ir kai mes atvažiavom, mus rusai pasitiko, iš World Leave, tokia organizacija, kurie padėjo pabėgėliams. Bet kiek mes kreipėmės pagalbos į bažnyčias amerikonų, tai visi mums sakė, kad mes ne organizacija, kad jums padėtumėm. Taip, aš pajutau šaltumą didelį ir matydavau gražią šypseną, bet už tos šypsenos aš tikrai nemačiau tos gyvybės, kurią mes nešėme. Ir aš žinau, kad tai, kad mes praėjom Lietuvoje, ką aš praėjau Lietuvoje, tą persekiojimą, tas persekiojimas komunistų mums padarė gėrį atnešė, dėl to, kad mes negalėjom būti per vidurį. Mes turėjom pasirinkti arba su Jėzum pilnai, arba pilnai pasaulyje. Nebuvo tos drungnumo. Taip. Ir mane iš tiesų aš vaikščiau Dievo meilė. Aš jutau, kad aš norėjau kalbėti visiems apie Jėzų. Man ne tiek buvo daug meilės, bet buvo sunku, nes aš negalėjau kalbėti. Matydavau vien mašinas,
galvoju, ką aš turiu mašinom kalbėti. Buvo labai sunkus, kaip Josifui, aš tikrai pajutau, aš buvau kaip dvasinėme kalėjime. Ir į kokį pirmą miestą atskridai? Tai buvo Sakramentas. Sakramentas. Ir tenai bandėjai įsikurti ar judėjai kažkur tolyn? Ne, mes įsikūrėm ten ir pirmas mūsų gyvenimo vieta buvo Sakramente. Ir mes išgyvenom, sakau, netgi, ką mes sužinom, kad tie pirmieji kagabistai įsikėlė, jie buvo važiavo pirmą krikščionių. Ir jie sudarydavo tokios sąlygas, kad krikščioniam nebūtų lengva. Nes mums kai kurie žmonės norėjo padėti, bet buvo nuteikti prieš mus. Ir mums kaip moterim buvo labai nelengva. Netgi tie namai, kur mus apgyvendino, tai buvo apartmentai. Aš pasakysiu tiesą, aš niekados neišgyvenau, ką aš gyvenau tose apartmentuose. Ten vaidendavosi, judėdavo, drebėdavo duris, aš girdėjau šauksmus, moterį verkiančią. Ir aš negalėjau suprasti, kas tame vyksta. Tik tai už trumpo laiko sužinom, kad nes buvo pora nužudyta prieš mūsų įsikėlimą. Ir kad tai yra dvasinis pasaulis, tai yra dvasios. Aš niekados netikėjau, kaip netikėjau, aš tikėjau, bet aš niekados neišgyvenau. Sakau, mes atvažiavome į Ameriką, galvom, kad viskas bus nuostabu, čia atvažiavome tokia, išgyvenam. Kaip sakoma, šitoje vietoje kitą kartą per anksti nuleidė apsaugos šydą. Taip. Ir čia, jeigu būtumėt važiavę, pavyzdžiui, į Rusijos glūdumą, tai greičiausiai būtumėt meldėsi ir laukę, kad persekios ir atitinkamai pasiruošę kitaip. Taip. Nes čia yra tas, kaip sakau, pavojus pasaulyje, kada atrodo, tu jau važiuoji į krikščionišką šalį ir kad tenai viskas yra gerai. Taip. Ir jūs įsivaizduokite, ką dabar sakot, labai įdomiai, kad netgi velnias, priešas siuntė prieš žmonės nuteikti. Tai kaip yra svarbu melstis vienas už kitą, bet kokioj kelioniai, kad iš tikrųjų būtų ta tikra Dievo apsauga. Jo, čia labai gera pastaba, kad tiesiog, kada bevažiuojam, kur bevažiuojam, kada visada meldžiam ir prašom Dievo apsaugos. Taip. Ir iš tikrųjų jos reikia, kaip ir čia šito liudijimu. Ir gerai, ir sakysime, įvyksta šitie dalykai, būna daug visokiausių skirtingų momentų. Kokios jūsų reakcijos buvo? Tai prasme, ar atšalote, ar dar didesnė meilė augo? Kas vyko jūsų vidui? Mano vidui, ką aš pasakysiu, kad aš jutausi labai vieniša. Netgi mama pirmą kartą pasakė, gal grįžtam atgal. Tiek buvo sunku. Netgi iš rusų pusės, kadangi mes buvom lietuvės, aš taip jutau tokį atšalimą, nebuvo tos pagalbos. Mes praėjom labai sunku kelią. Ir mane Dievas kvietė melstis, užsidaryti ir ieškoti jo veido. Bet, vienas dalykas, ko man buvo, kad Lietuvoje mes turėjom nuosavų bendravimą. Aš turėjau brolius, seseris, turėjom bažnyčią, turėjau apsaugą, kaip apsaugota buvau. Ten aš buvau vieniša. Ir jutau, kad Dievas nori, kad aš eičiau, bet aš nebuvau išmokinta viena stovėti. Aš buvau pranešta kaip ant maldų, brolių seserų maldų. Ir Dievas mane kvietė, ieškok manęs. Ieškok manęs. Bet tuo metu pradėjo dinėti mano gyvenimą amerikonai, vyrai, broliai, kurie man norėjo padėti. Ir kadangi pas mus buvo nei mašinos, nei nieko, aš pradėjau dėti pasitikėjimą jais, kad jie mane nuveš ir viską. Ir kas įvyko, kad aš pradėjau kompromisus leisti. Mažus kompromisus. Tai vienoj vietoj, tai kitoj. Ir aš pajutau, kad su tais kompromisais aš pradėjau prarazinėti tą ugnį savyje, kuri degė manyje. Pradėjau pravesdinėti. Nors atsimenu labai įdomų atvejį tokį. Kai mes meldėmės dėl mašinos, mes neturėjom jokių pinigų dėl mašinai nusipirkti. Mes prašėm krikščionių padėti, netgi artimų draugų, niekas mums nepadėjo. Bet aš stovėjau vienoje vietoje eilėj, mokyklą eiti užsiregistruoti ir ten buvo žydas už mane stovėjo. Tas žydas, netikintis, bet žydas. Mums padėjo $500 ir sako, aš tikiu, kad jūs atiduosit man. Mes vienas kitam padedam. Ir man pasakė, kad žydai, kad atvažiuoja kažkas, netgi duoda pinigus, kad jie pradėtų biznius statytis.
Man tai buvo toks pavyzdys. Ir tokį galvojau, va tauta, kuri, žinai, Dievo, jie tarp savęs, o va tarp krikščionių ne visur tai yra, žinai. Tai va, ir sakysime, nu vis tiek, reiškės, ta Dievo ranka visur padėjo net ir, kaip sakai, per netikintį žydą, sakysime, ne, kad yra tas momentas. Ir vat įsibėgėjus gyvenimu, išmokus kalbą, sakysime, kaip toliau ėjo tavo tas gyvenimas? Aš įsimokinau, aš dirbau senelių namuose pradžioje ir man buvo realybę pamačiau, kaip žmonės, kiek daug senų žmonių paliktų mirti. Aš žinodavau, pas mus Lietuvoje, kai žmonės senelių namuose visi žiūrėdavo, o tai baisi vieta. Tuo metu man buvo taip pat matyti, kiek žmonių miršta vienų. Aš kalbėdavau apie Jėzų ir aš jusdavau malonę didelę. Man netgi kalba atsirišdavo, kai kalbėdavau apie Jėzų. Paskui aš nusprendau mokintis ant seselio, nes medicina eiti toliau. Ir užtruko apie 10 metų, kol aš įsisavinau kalbą, kol aš įstojau, kol aš tapau kažkas, tai kad aš galėjau išgyventi. Ir buvo, sakau, bet aš jau gyvenau, nebuvo mano širdies tos ugnies, nes pas mane aš ieškau draugysčių. Aš įsileidau draugystės į savo gyvenimą iš amerikonų, taip mes tiesiog gražiai draugavom, bet tai vis tiek aš jutau, kad aš nebegyvenu taip, kaip aš gyvenau Lietuvoje. Ir po baigimo medicinos aš sakiau, aš eisiu Biblijos koledžą. Ir aš važiavau mokintis, labai aš įspyrus buvau, važiavau mokintis Biblijos koledžą. Ir aš jutau, kaip Dievas mane pradėjo atstatydinėti. Jis man davė viską aprūpino ir gyvenimo, ir vieta. Ir žinot, tais metais tai buvo Kalifornijoje vienas iš mokyklų, labai stipri mokykla. Pas mus atvažinėdavo labai stiprus pamokslininkai. Ir po to baigimo mokyklos, aš netgi galiu pasakyti, aš nežinau, žinot, Oral Roberts. Nu, aš nestalinu taip atvirai. Bet toj mokykloje aš būdama, aš dirbau kaip seselė. Ne? Ir dirbdama kaip seselė, iš vienos mano dienų, pirmiausia mokykloje, aš išgirdau, kad Oral Roberts apsirgo ir kad mes turim už jį melstis. Ir kai mes meldėmės, pas mane toks širdies žodis buvo, kad aš jį prižiūrėsiu. Ir kai atvažiavau į ligoninę tą dieną dirbti, mano menedžerė apkabino mane, sako, aš tau duodu prižiūrėti Oral Roberts. Ir žinot, kas man buvo, kas mane labai stipriai palėtė tuo metu, kai aš su juo kalbėjausi. Ir jisai buvo po operacijos, jam operavo petį. Ir aš sakau, aš tada galiu jūs melstis, nes aš nežinau, ką daugiau aš jums galiu padėti, nes pas jį buvo skausmas. Ir jisai man pasakė tokius žodžius. Sako, ar tu pasiruoši, angliškai, are you willing to give all to see it happen? Lietuviškai, ar tu pasiruošusi atiduoti viską, kad matyti Dievą veikiančią tavo gyvenimą? Ir aš tada tokiam buvau šoke, galvojau, kaip, aiškiai, aš dabar turiu atsisakyti savo darbo, savo pinigų, visko. Ir aš supratau, kad iš tiesų sekimas Dievo kainuoja. Kad tu turi būti pasiruošusi atiduoti viską ir pasiekti juo, nepriklausomai, ką tu ir prarasi savo gyvenime. Ir, vienu žodžiu, tuo metu, pabaigus mokslus, aš turėjau galimybę važiuoti į Afriką, važiavau į Afriką, buvo nuostabus tarnavimas. Aš pirmą kartą mačiau tą ugnį, kaip Dievas tave aplanko ant misijose, kaip mes padėjom atidaryti bažnyčią ir mes turėjom didelį kruseidą, tie iš visų ten 4 šalių žmonės. Buvo nuostabus laikas, yra nuostabu tarnauti Dievui, ypatingai važiuoti misijas. Ir mes rengiame žmonės, meldėmės, apvesdinam žmonės, ten jie gyveno kaip vienas vyras su žmona, moteris su vyru, neapsivesdami. Ir tai buvo nuostabus palaiminimas tarnauti jiems ir mums davė taip pat pamokslauti ir temas. Ir aš atsimenu pirmą kartą, kai aš atsistojau ant platformos, aš iki to niekados nekalbėjau ant platformos, aš buvau antiek nedrąsi, bet pirmą kartą, kai atsistojau ant platformos, šventoji dvasia nužengė nuo manęs. Ir
buvo nuostabu, kaip jisai palėtė žmonės ir kaip jisai plojo. Galvoju, mano kalba broken, žinai, nėra tiksli, žinai, anglų kalbo, nes jie turėjo vertimą, bet buvo nuostabu, turėjau išgyvenimą. Paskui kitais metais mes važiavom į El Salvador, Guatemala. Ten taip pat galimybės buvo kalbėti. Tiesiog buvo nuostabu. Taip, Pietų Amerikoje. Tai, bet, ką aš pasakysiu, šėtonas nemiega. Netgi kada Dievas save padeda kelti, naudoti, jisai žino tavo silpnybės. Ir į mano gyvenimą jisai atvedė vėl per mano silpnumą, aš pasakyčiau, per tą vieną mano, nežinau kaip pasakyti, paprasčiausiai mano silpnumas, kad aš net pažinau žmogaus. Atėjo krikščionis į mano gyvenimą ir vyras, aš buvau netikėjusi. Ir jisai man reikalinga buvo pagalba, aš norėjau nusipirkti savo namus, kur gyventi. Ir jisai mane įtraukė į savo biznį. Ir per tai mano gyvenimas vėl sustojo dvasinis. Nes iš to jis ne vien, kad jisai koks charizmatinis buvo, bet jo gyvenimas netitiko Dievo žodžio. Jisai gyveno dvigubą gyvenimą. Ir mergina jaunai, kuri niekada nebuvo ištekėjusi nieko. Ir aš vėl neturėjau tos apsaugos. Dvasinių žmonių, nors buvo bažnyčia, bet nebuvo to vieno ant vieno kaip tėvo, dvasinio tėvo. Ir aš vėl kritau. Vienu žodžiu, mano kelias buvo skausmingas. Aš 13 metų praradau per tai. Ir buvo diena, kai aš šaukiausi Dievo. Aš buvau, faktiškai per tą laiką buvau ant tiek žemai kritau, kad aš negalėjau patikėti, kaip veikia Jėzus, kaip žmogus, kaip antiek šėtonas nori mus apvogti ir pražudyti, kad mes savo garbę, kad mes viską, jis atima viską. Jis atima viską iš žmogaus. Jeigu mes atidarom vienas duris. Ir ypatingai, kai Dievo pašaukimas yra žmogui, jis nenori, kad tu turėtum balsą. Taip. Tai va, aš pradedau viską, bet aš atėjau dieną, kai aš šaukiausi Viešpatie, sakau, Dieve, daryk bet ką. Daryk, ką nori. Aš noriu išpildyti tavo pašaukimą savo gyvenimui. Sugrąžink mane, kur aš buvau. Aš noriu tarnauti tau. Nėra nuostabesnio dalyko, kaip tau tarnauti. Nėra nieko nuostabesnio. Ir atėjo diena, kai Dievas jį pasiėmė. Tai buvo labai staiga, prieš 10 metų. Jisai mirė, kai buvo kaip nukirstas. Ir nuo to laiko, tą dieną, kai jisai buvo nukirstas, Dievo malonė atėjo. Aš važiavau 7 valandas, aš turėjau važiuoti, kur jisai gyveno, tas žmogus. Ir buvo CD, ar kaip, žinai, diskas. Ir aš grojau tą muziką, tokia daina buvo, kad Dievas duoda naują rytą. Naują ateitį man. Ir kad jisai nori šokti su manim, jisai nori duoti man viską naujo. Nors saulės patikėjimas net bus toks pats. Gal nematysiu, bet Dievas su manim bus. Ir ta daina, aš klausiau 7 valandas, klausiausi tą dainą, tiesiog mane nešė ant sparnų, nešė Dievas ant savo sparnų. Ir atsimenu, kai aš mačiau tą žmogų, kai jis buvo palaidotas, aš nuėjau prie jo karsto, uždėjau savo ranką, aš verkiau, nes galvoju, aš ką tik mačiau jį gyvą, tiek metų, nes aš jį mačiau ir praleidau laiką. Ir galvoju, jis dabar miręs, bet staiga nužengė šventoji dvasia ant manęs. Ir vietoj to verksmo mane pripildė džiaugsmu. Aš kritau ant kojų ir aš pradėjau šlovinti Dievą. Ir nuo tos dienos buvo, pasakyčiau, mano pačiame didžiausiame skausme, jisai buvo arčiausias man. Jo aliejus, meilės aliejus liejusi mano širdį. Aš niekada taip giliai neišgyvenau Dievą, kaip tuo metu, kai buvo man pats skausmingiausias momentas. Aš labai daug praradau. Aš praradau ne vien tik tai mano metus, aš praradau finansus, aš praradau savo nekaltybę, aš praradau savo jaunystės dienas. Ir aš praradau bendravimą su Dievu, aš daug ką praradau. Bet tuo momentu Viešpats ant tiek arti prie manęs buvo, aš nebūčiau pakeičius to išgyvenimo nieko. Ir kartais, kai mes prarandame
Dievas arčiausiai mūsų. Ir kai jisai pažada, kad netgi iš to sudegimo, from ashes he brings beauty. Ir aš mačiau savo gyvenimą, kad Dievas padeda mane atstatinėti. Ir per šitus 10 metų mane Dievas atstatinėjo ir man pasakė, kad paskutinius 7 metus, kad Dievas atstatys viską, ką šėtonas iš manęs pavogė ir kad sugrąžins, kur aš buvau. Ir mano šitą kelionę netgi čia į Lietuvą, tai aš matau kaip Dievo ranka, kuri mane atstato. Ir iš tikrųjų labai, aš tai girdžiu, tai pavyzdžiui, konkrečiai to Sorolo Robertso išsakytus žodžius, kurie pildėsi tuo metu prie to karsto. Yeah. Kai tu palikai viską, kai tu atidavai viską ir tu supratai, kas tas viskas buvo. Nes tenai, toje vietoje, kol tu nebuvai pačiam dugne, tu negalėjai suprasti, kad tai, kad tu vertinai, verta šito dugno. Yeah. Tuo metu, kai atrodė kontrastas, oi, kiek aš prarandu, girdint tuos žodžius. Yeah. Staiga tu pamatai, kad tu nieko nepraradai, tik tai tu dugną radai. Yeah. Ir paskui tu sakai, aš atiduodu tau savo dugną. Yeah. Ir va tas džiaugsmo išėjo. Ir tikrai tas toksai, šviežumas, gaivumas, kuris teka iš tavęs, tiesiog labai smagu klausytis jį. Ir va kada prasidėjo tas atstatymas, kada prasidėjo tas vedimas, galėtum dar prisiminti, ką šventoji dvasia, sakysime, darė to atstatymo metu. Yeah. Atsimenu dar vieną momentą, kad labai buvo, man dėl finansų, aš turėjau tvarkyti savo finansus, nes aš buvau labai daug investavus. Ir aš atsimenu, aš Sakramente gyvenau ir ten gamtoje labai gražioje vietoje gyvenau, kur vaikščiodavau palei upę. Ir buvau aš ir Dievas, ir buvo nuostabus dangus, buvo tamsu labai, žvaigždės, mėnulis. Ir aš žiūrėdavau dangų ir aš šlovindavau Viešpatį. Ir aš atsimenu, aš buvau skausme, nes man reikėjo per bylas sudėnėti visus savo sąskaitas, viską. Ir buvo labai skausmas dėl to, kad prisiminimas viso, ką aš praėjau su to žmogum. Ir man Dievas vieną momentą parodė, kad mano skausmas, kurį aš nešiau, neturi būti didesnis už to skausmo, ką Kristus padarė už mane ant kryžiaus. Ir jis man parodė, kad aš turiu šitą skausmą jam atiduoti. Nes aš matau, kad buvo ne Kristus, o mano buvo skausmas ant to kryžiaus užkaltas. Ir tą momentą, kai aš atidaviau Jėzui, nes tai buvo ne vienos dienos darbas, tai buvo vienas, bet vis tiek sugrįždavau, aš visą laiką pakeldavau saukis, bet Jėzau, tu už mane mirėjai. Ir tavyje viskas yra, tau priklauso visi turtai, tau priklauso visa karalystė. Ir aš kaip tai pradėjau žiūrėti, aš pradėjau džiaugtis. Džiaugsmas man nusileisdavo ir aš padėdavau šokti su Viešpačiu. Aš eidavau ten ir aš šlovindavau Dievą. Tai buvo nuostabus išgyvenimas. Aš tiesiog su juo pradėjau bendrauti atviroj gamtoj ir šlovin, nes jisai tiek didis, jeigu jis įkūrė visą pasaulį, visas žvaigždyną, galvoju, jam nieko neįmanoma. Ir tuo metu man po 3 metų aš buvau pašaukta, supažindinta su River Church, upės bažnyčia Tampoje, su Rodney Howard Brown Ministries. Ir aš pakviesta į konferenciją. Ir man labai patiko tas pastorius kad jisai neuždarė COVID metu bažnyčios savo. Ir jisai į kalėjimą ėjo už tai ten vienai dienai, aišku, trumpam laikui, bet kad netgi governor Floridos jisai pakeitė įstatymus, kad leido, kad bažnyčios būtų atviros. Ir man priminė mano pastorių Lietuvoje. Aš galvoju, jeigu pastorius taip laikosi Dievo žodžio, neina į kompromisus, aš noriu ten būti. Su ta mintim aš atvažiavau ir kai aš buvau konferencijų, mane labai Dievas palietė ir man tiesiog pasakė mano širdžiai, kad tai yra mano vieta. Ir prie manęs sėdėjo viena moteris, kuri turi pranašystės dovaną, jinai atsisuko ir sako, tau Dievas turi tau darbą čia. Ir sako, tu tai žinai. Ir sutikau taip. Ir per pertrauką aš išėjau pasivaikščioti ir aš sutikau 6 mergaitės lietuvių kalbančias mergaitės, moteris ar mergaitės. Ir aš net nustebau, negalvau, net lietuvės čia yra. Kalifornijoje gyvenau, neturėjau lietuvių, o čia atvažiavau lietuvės netgi. Ir tiesiog jutau, kad tame Dievo ranka, kad aš pasilikčiau Floridoje. Ir, tai pasakysiu, prasimokiau tuo universitete 3 metus. Buvo tikrai nuostabus laikas, aš jutau, kad Dievas mane mokina.
atstatinėja ir kas įdomiausia, kad Dievas davė tikėjimą, nežiūrėti, ką aš praradau, bet kad Jisai viską man sugrąžins. Ir per mokymą tą, kad tikėjimo ir gerobuvystės mokymą, thank you, Lord Jesus, kad Jisai viską atstato, kad Jisai nuostabus. Pas mane pradėjo kilti kaip sparnai ir žiūrėti jį, kad svarbiausiai parašyta ieškoti Dievo karalystės ir kad visa kita bus pridėta. Ieškok paklydusių sielų. Ir jie ypatingai akcentą duoda, kad eiti gatves ir skelbti Evangeliją. Aš nežinau, kaip taip anksčiau daryti. Aš labai baili buvau. Nors pas mus buvo misionieriai, kai atvažiavė Lietuvoje, aš ėjau gatves taip pat su jais. Ir aš atsimenu, mane labai tėvas vieną dieną palėtė Druskininkuose savo šventą dvasią, kai išmeldžiausi žmonės. Tai buvo mano pilnas kalno išgyvenimas su Dievu, kaip šventoji dvasia nužengė ir kaip jo meilė mane išpildė. Ir kai išmeldžiausi žmonės, kai žmonės buvo išgydyti ir jie krito nuo Dievo jėgos, aš niekada to nemačiau netgi. Ir aš tame, tas mano buvo kaip antspaudas, mano gyvenime antspaudas. Ir kada aš ten atvažiavus buvau, lygiai taip pat aš mačiau, kaip jie moko mus eiti, skelbti Evangeliją, bet mes naudojam tokį mažą tokį skriptą. Čia paprastas kaip įrankis tik tai. Mes naudojam, kad per 3 minutės mes skaitom šitą Dievo žodį ir atvedam, pakviečiam žmogų į Dievo karalystę. Ir mes matydom tiek daug liudijimų, kaip žmonės priima Kristų, kai jų gyvenimai pasikeičia per 3 minutės. Tai va, aš kai atvažiavau tą mokyklą, kai išsimokinau, aš supratau, kad tik tai pradžia tame. Ir Dievas jau šiais metais, nenoriu nesakyti savo gimtadienį, bet mano buvo gimtadienis kovo mėnesį, sako, Viešpatie, daryk savo duris, kad aš galėčiau tarnauti. Ir sutikau tuo metu Miltoną ir jisai mane pakvietė į Oregoną ir aš dalyvavau biznio žmonių susirinkimuose, porą liudijau, paskui bažnyčioje liudijau ir mane Dievas labai stipriai aplankė. Ir aš tiesiog pajutau, kad aš turiu judėti tą linkmę ir taip atvažiavau į Lietuvą, kad aš šventu. Tai Miltonas, sakysime, čia mes kalbam apie Miltoną Alvarės, mes irgi turėsime ir jau nufilmavę esame jo liudijimą ir tikrai irgi ištransliuosime. Tai Miltonas, reiškia, buvo pakviestas į Lietuvą per tave. Taip, jisai buvo pakviestas į mane. Jisai atvažiavo į mūsų konferenciją šitą žiemą ir pas mus būna 4 konferencijos. Aš visus šaukiu ir tarp kiko pastaronį kviečiu visus eiti į Biblijos koledžą. Jisai duoda nemokamai visiškai 3 metams. Tikrai yra, gauni impartation ar kaip labai daug iš Dievo gauni. Ir aš ten sutikau Miltone pas savo draugus ir įdomu, kad jisai meldėsi, prašė Dievo, kad jis labai norėjo aplankyti Pabaltijos Respublikas. Ir kai sutiko mane, jis sako, tiesiog pajuto, kad tai nuo Dievo ir prašė, kad aš jam padėčiau kontaktų surasti. Ir tai prasidėjo šitą kelionę. Aš beldžiausi duris, kiek aš žinau žmonių ir duris atsidarė ir aš tikiuosi, kad jis bus palaiminimu daugeliui. Aš tikiu, kad jisai ir yra palaiminimo ir Jovita, tu esi irgi palaiminimo daugeliui. Tai tikrai ačiū tau labai už šitą laiką, už šitą buvimą. Ir tiesiog trumpai, jeigu gali, pasimelsk už mūsų žiūrovus, kurie žiūri, kad sakysime tai, kad tau šventoji dvasia kelia, tiesiog kokias kelias minutės maldoje, kad Dievas kelia į širdį. Gerai? Taip. Aš jums norėčiau pasakyti dar, aš melsiuos, ką man Dievas įdės į širdį, bet aš noriu taip pat, jeigu jūs norite, mes turim lietuvių kalboj šitą skriptą, jūs galite nueiti į Revival Ministries International ir tenais yra parašyta Soul Winning Tools. Ir tenais yra lietuvių kalba, galite susirasti. Tai yra labai nuostabus. Tai gal padarysim taip, kad tiesiog į video aprašymą pasistengsiu įkelti tą nuorodą, kad iš karto žmonės, jeigu, sakysime, norės to įrankio, kad jie galėtų rasti būtent tą konkrečią nuorodą į lietuvių kalbos įrankius, kad sielos gelbėjimo įrankiai. Thank you, Jesus. O dabar aš prašau kiekvieno klausytojo, kuris mane klausosi, pasimelsiu su manim kartu. Ir jeigu jūs niekados nepriėmėt Jėzaus į savo širdį, aš prašau, paprašykit jo dabar eiti į jūsų širdį. Jisai labai arti, jis labai jūs myli.
Parašyta Dievo žodė, kad mes visi nusidėjom ir nėra nei vieno teisio, kad užmirti yra nuodėmė, bet amžinasis gyvenimas ateina per Jėzų Kristų. Ir pasakyta, kas besišauks jo vardo, bus išgelbėtas. Taigi, mano Viešpatie, aš dabar prašau už kiekvieną klausytoją, aplankyk juos savo šventą dvasia ir padaryk tą darbą jų širdise, kad jie atvertų savo širdį tau, mano Viešpatie, kad mano šitas liūdimas nenueitų prasmingai, Dieve, bet atneštų prasmę ir atneštų tas sielas į tavo karalystę, Dieve, kad jie išgyventų tai, ką aš išgyvenau, Dieve, ir daugiau, mano Viešpatie, nes tu atėjai atnešti gyvenimo ir apšiai gyvenimą. Haleliuja. Ir aš dabar paprašyk Jėzus. Jėzau, ateik į mano širdį, apvalyk mano visas kaltes. Išlaisvink mane. Aš tau dėkoju, kad tu mirėjai už mane. Aš tikiu, kad tu esi prisikėlęs ir kad tu ateisi vėl paimti manęs. Pripildyk šventą dvasia. Padėk man visiems atleisti, kurie man padarė žalą. Thank you, Lord Jesus. Padėk man atleisti taip, kaip tu man atleidai. Thank you, Lord Jesus. Išgydyk mano sielą, išgydyk mano širdį, atstatyk mane, pripildyk mane savimi, duok man pažinti tavo kelius, duok man priimti tavo šventą dvasią. Aš noriu liudyti apie tave, aš noriu sekti tavimi, aš noriu daryti tavo dangiškus darbus. Haleliuja. Ir pašlovinti tave savo gyvenime. O tau te būna šlovė, šiandien ir per amžius, visame kame. Amen. 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 Thank you, Jesus. Amen. Tai pasakyta, jeigu mes tikėjimu priimam jį į savo širdį ir išpažįstam savo ir tikime savo širdimi, kad mes esam išgelbėti. Tikėk, kad tu esi išgelbėtas, tikėk, kad tau nuodėmės atleistos šiandien ir kad tu naujas kūrinys Jėzuje Kristuje. Ir prašyk Viešpatį, bendrauk su juo kiekvieną dieną. Jėzus Kristaus vardu ateik. Paimk Dievo žodį, prašyk Dievo atverti tau savo žodį. Tai yra laiškas, tau gyvas laiškas duodama šiandien į rankas. Skaityk nuo Evangelijos. Paprasčiausia Evangelija. Pamatysi, kad Dievas darys tavo gyvenimą. Amen. Amen. Ačiū, Jovita, tikrai buvo didelis palaiminimas. Ir ačiū Jums, brangus Kanal 10 Lietuva žiūrovai. Tikrai džiaugiuosi, kad girdėjote, kad kalbėjote. Jeigu tai darėte prabėgomis arba tiesiog žiūrėjote, kaip Jovita meldžiasi, tai tikrai kviečiu, kad gyvenimas pasikeistų. Tiesiog ramiai susistabdykite ant pauzės, atsisukite į kitos vietos, kurim pradėjo melstis ir jau girdėję šitos žodžius, pakartokite juos. Pakartokite juos nuoširdžiai ir, kaip jinai sakė, daugybę liudijimų turime, kai tos 3 minutės, kelios akimirkos jūsų gyvenimo jį visiškai pakeičia. Jis užpildo meilę, džiaugsmu, ramybę. Ir jeigu tau reikia šito šiandien, padaryk tai, nepraeik pro šalį ir nepraleisk savo šansą. O jums, brangus Kanal 10 Lietuva žiūrovai, džiaugiamės, kad jūs už mus meldžiatės, kad jūs mus laiminat, kad jūs mus palaikot finansiškai, kad visa tai yra įmanoma dėl kiekvieno iš mūsų. Taip, kad būkite palaiminti ir iki kitų susitikimų.